Labadiena visiems, kas klausotės ir labas Renata. Labas, Dovilė, sveikos visos. Ir šiandieną mūsų toks labai rudeniui prasidėjus, sakyčiau, gana simbolinis pokalbis su Renata. Taip jau sutapo, kad mūsų rugsėjo tema ir buvo kas aš esu be vaikų. Pokalbis apie tai, kuo mes dar esame, kai nesame mamos rolėje. Ir šitas pokalbis sutapo su gana nemažu virsmu pačioje mūsų grupėje augantis tėvai. Ir virsmas pirmiausia prasideda nuo to, toks labai išoriškai matomas dalykas, kuris keisis, tai pasikeis mūsų grupės pavadinimas. Ir Renata, nori pasakyti, koks jis bus naujas? Augančios mes. Ir tarp kitko šitą pavadinimą, kai su Dovilė ieškom pavadinimą, mums padėjo surasti viena iš grupės mamų, kuri labai gražiai garsino. Tai gal tai yra apie augančias mes ir mes pasidalinsim vėliau tikriausiai, kodėl mes nusprendėm pakeisti grupės pavadinimą. Taigi, naujas grupės pavadinimas, kuris jau netrukus visur matysis ten, kur ką nors matysite apie grupę, tai yra augančios mes. Ir turbūt pakalbėkime apie tai, kodėlgi mes nusprendėm tą pavadinimą pakeisti ir kasgi įvyko, nes grupė jau gyvuoja beveik 3 metus ir tarsi atrodo, o kodėl toks pokytis buvo reikalingas, nes gana ilgą laiką buvom su vienu pavadinimu ir kasgi įvyko. Tikriausiai, kai mes pradėjome su Renata šitą grupę, vienas iš dalykų, kuris mums atrodė labai svarbus ir netgi aprašymė, jisai buvo paminėtas, mūsų pagrindinis akcentas buvo kalbėti apie ryšį su vaikais. Mūsų tėvų, mamų ir tėčių ryšį su vaikais. Ir taip užgimė šitą grupę, taip mes į ją atėjome. Bet nuostabus dalykas įvyko, kad grupė, kaip bet koks kitas gyvas organizmas, jinai tam tikrą prasme pradėjo gyventi savo gyvenimą, jinai pradėjo rodyti, kas iš tiesų rūpi ir kas skauda mūsų grupės nariams. Ir mes atliepdamos tą skausmą ir atliepdamos tą poreikį ir temas, kuriomis norėjosi kalbėti, pajutome, kad grupė keičiasi. Ir tai buvo toks, man atrodo, ir gana netikėtas ir tuo pačiu labai malonus dalykas, bent jau aš galiu pasidalinti iš savo patirties, kai mes kalbėjome apie tai, kad grupė keičiasi, man buvo labai gera, kad grupę pradėjo keisti ne mes, bet grupę pradėjo keisti tie, dėl ko jinai ir buvo sukurta, tai yra grupės nariai. Kaip tau, Renata, buvo šitas pokytis grupės ir kaip tu jį matei? Aš tikriausiai stipriausiai pajaučiau grupės pokytį tada, kai grupėje tarsi atsirado naujas bendravimo būdas tarp mūsų visų, kuris iš pradžių turėjo visai kitą intenciją. Mes grupėje taip pat nuo pat pradžių visos kartu sportuojam. Ne fiziškai kartu vienoje vietoje, bet kad palaikytume ir savo kūno sveikatą. Mes kartu sportuodam iš pradžių per Zoom platformą prisijungusios, o po to tuos įrašus palikdavome grupėje, kad galėdavom sportuoti ir kiekvieną savo namuose, kada man patogu. Ir kad palaikyti tarsi vieną kitą, tos, kurios sportuoja, nepaisant to, kad užsiėmusios, kad dirba, kad augina vaikus, bet dar ir randa laiko savo kūnui, mes sukūrėm atskirą Messenger grupę, kuri iš pradžių buvo skirta tik palaikyti tarpusavyje vienai kitai, kuris sportuoja. Tarsi pasakyti, aš padariau šiandien tas 5 minutės, pavyzdžiui, pratimų, nu ir gal ir tu padarai. Ir ta grupė iš pradžioje buvo labai mažai žmonių, mes buvom tik saujelė mūsų kelios, bet po truputėlį prisijungdavo dar viena mama ir staiga mes suvokėm, kad mes ten kalbamės apie daug daugiau negu sportą. Bet tai betarpiškai, kasdieniškai, kaip bendrautum, nu kaip su draugėm bendrautum, kur tu bendrauni per kažkokią tai chat programėlę. Ir mes staiga pradėjom dalintis ir kas vyksta prieš sportą, ir kas vyksta po sporto, ir kodėl sunku man iki ten ateiti, ir kaip aš apskritai šiandien jaučiuosi, ir kaip buvo šiandien sunki diena namuose, koks rytas sunkus, kai išleidau vaikus į mokyklą ir į darželį, ir kaip čia kito sporto prisimotyvuoti. Ir mes pradėjome matyti, kad mes bendraunam taip apie daug daugiau viską. Ir aš prisimenu tą momentą, kai Dovilė, kuri nebuvo iš pradžių toje grupėje, kuris sportuodavo atskirai, be mūsų, jinai sako,
gal tu mane irgi, Renata, prijunk į tą grupę. Sakau, tai žinoma. Ir aš Dovilę irgi pakviečiu į tą grupę, net ir sako, bet kiek čia visko vyksta kiekvieną dieną. Ir gal dabar tu papasako apie tai, kas ten vykdavo kiekvieną dieną. E, iš tikrųjų, taip, aš turbūt kaip prisijungiau, aš galvojau, na, sportuojam, prisiduodam, kas čia ką pasportavom, bet iš tikrųjų aš pamačiau tai, kad ten kiekvieną dieną vyksta bendrystė. Ten kiekvieną dieną mamos pasidalina kažkuo ir jos tame jaučiasi nebe vienos. Ir tai yra labai stiprus jausmas, kai tai, kas vyksta mano gyvenime ir kas man atrodo labai labai tik mano kažkoks dalykas, ne tik man šiandien ryte liūdna, tik man šiandien buvo sunku išleisti vaikus į darželį ir aš tuo pasidalinu ir sulaukiu ir kitų mamų reakcijos, ir sulaukiu galbūt patarimų, ir sulaukiu galbūt kitokio požiūrio į tą patį dalyką, požiūrio iš kito kampo. Tada pradeda vykti tokia savotiška magija, kai aš tiesiog savo nepatogume imu jaustis pakankamai patogiai. Kai man atsiranda ten daugiau erdvės būti man su manim. Ir tai, ką aš radau toje grupėje, tame Messengerio kanale, kuris dabar jau tapo mūsų grupės dalimi. Ir visos mamos yra ten ir mes ten kiekvieną dieną bendraujame ir kalbamės ir dalinamės ir patarimais. Ir tai yra tas toksai kiekvieną dieną mamų užnugaris, kur aš, kai man bet ko reikia, aš žinau, kur aš nueisiu, kur nebus man nei pamokymų, nei teisimo, bet kur aš sulauksiu to, ko man iš tiesų reikia tuo momentu. Man atrodo, tai ir buvo didžiausias galbūt virsmas ir pagreitis grupėje, todėl kad dėl betarpiškumo. Mes tarsi grupė, ir mūsų grupė šituo yra labai unikali. Mes grupėje tarsi turim dvi dalis. Viena yra tarsi, na, gal labiau teorinė, kur turim platformą, kur galime klausyti visus padarytus įrašus, bet kokiom tėvystės ir ne tik temoms. Toj platformoje galima užduoti kažkokius tai situacijas, temas, kurios giliai nusėdusios, kurias norisi aprašyti ilgai ir sulaukti įžvalgų arba pasidalinimų. Bet tai yra tarsi, na tikrai tarsi teorija, tarsi aš būčiau studentė ir tarsi eičiau į paskaitas, konspektuočiau, ten kažką susivokčiau, gal kartais pakelčiau ranką, užduočiau klausimą, bet ir viskas. Tai aš tame, bet tuo pačiu nėra betarpiškumo. Ir staiga dėstytojas sako, organizuojam praktikos pusdienius. Ir ten bus tik tai apie jūs, jūsų čia ir dabar situacijos, kas čia ir dabar kvaršina galvą, dėl ko čia skauda galvą, gal kas visai nesusiję nei su mėnesio tema, gal ko nesinori labai ilgai ir kažkaip gražiai dėlioti į žodžius ir parašyti be klaidų, nes tai tarsi oficialus tekstas, oficiali užklausa, o čia ir dabar, kas yra ant širdies, aš noriu tai atiduoti ir sakyti, bet aš nesuprantu, šitas neveikia. Aš tą darau, bet tas neveikia. Nu ir gerai ten sako nustatyti ribas ir kas už to mano namai vis tiek chaosas. Arba tai kaip tame būti, jeigu vyras su manim nesikalba. Kaip būti, jeigu aš jaučiuosi įsižeidusi, nes vyras kažką pasakė ne to ryto. Ir dar čia vaikais rūpintis. Kas iš viso su ta aš? Tarsi, apie ką čia mes kalbam? Ką tai reiškia, kas aš esu? Ko jūs iš manęs norit? Aš visur nespėju, aš užsikasus. Kas aš esu? Aš nesuprantu, ko aš noriu, aš nežinau, ko aš noriu. Aš net nepriimnu iki savęs. Bet visa tai, kas gyva mumyse ir kas kvaršina galvą kiekvieną dieną, tai galima iš savęs gyvai pasidalinti tik per praktikas, nes tarsi, kol esu paskaitoj ir klausausi, nėra vietos grinai man su tuo visu verdančiu kažko viduje. Tai va antra mūsų grupės dalis yra ta Messenger grupė, kuri susikūrė visai kitais tikslais, bet kuri dabar tam ir naudojama. Tai yra betarpiškas, kasdienis, galbūt išsikalbėjimas, galbūt išsiventiliavimas, galbūt pasakymas to, kas nebetelpa burnoje ir aš niekam kitam negaliu to pasakyti. Galbūt taip skauda čia ir dabar, kad aš negaliu sulaukti kito grupės sutikimo už 2 savaičių, kad apie tai ramiai pakalbėčiau. Aš dabar noriu staukti viduje, man taip negerai. Ir tada va tam skirta ta mūsų Messenger grupė, kur aš sėdinu ir betarpiškai pasakau, kas man svarbu ir aš galiu įvardinti. Aš noriu tik pasidalinti ir noriu, kad jūs man atsiųstumėt milijoną visos bučinių, bet ir viskas. Aš nenoriu patarimų, man šiuo metu reikia palaikymų.
Aš nenoriu, kad jūs man sakytumėt, kaip aš kitaip galiu į tai pasižiūrėti. Šiuo metu aš tik noriu, kad jūs 100% būtumėt už mane. Visai nesvarbu, kad vyras teisus štai situacijai. Aš noriu palaikymo. Arba aš ateinu ir sakau, okei, aš jaučiuosi pakankamai stipri, kad aš noriu išgirsti kitokį požiūrį. Aš esu užstrigus savam požiūrį. Aš jame nuolat gyvenu, mes nuolat su vyru lipam ant to paties grėblio mūsų santykė. Aš noriu kito požiūrio. Aš noriu sužinoti, kaip kitaip aš galėčiau tai pažiūrėti. Kaip kitaip aš pati galėčiau toj situacijoje būti. Pavyzdžiui, mes galime įvardinti, ko mes ten atėjom ir su kokiu tikslu ir intencija mes dalinamės. Ir toj grupėje nesam tik tai mes su Dovilė kaip moderatorės, kurios laikas stengiamės atliepti, tarsi palaikyti tą teorinę pusę ir dalintis ir įžvalgom, ir kažkom rekomendacijom. Bet toj grupėje yra taip pat visos kitos mamos, kurios, kaip ir sakėm su Dovilė, mes 3 metus kartu ir mes visos taip užaugom. Ir kai mes skaitom, kaip dalinasi kitos mamos, kokiomis įžvalgomis, kokiu palaikymu, kokiu gebėjimu atsitraukti nuo situacijos, ją pasižiūrėti iš šono ir tuo pačiu laikyti mamą tarsi ant rankų, nesužeisti jos, nesužeistos kitos mamos. Pirma intencija jai parodyti, kad čia jinai yra mylima ir laikoma. Ir mes labai švelniai tuo pačiu bandysim parodyti, jeigu tu nori, o kaip kitaip galėtų būti, o kaip, pavyzdžiui, pas mane yra ir galbūt tau tai pravers akis, arba tu galėsi irgi kažkaip kitaip pabandyti daryti tą patį, ką darai, dažniausiai taip pat. Tai yra tikrai toks, ta mūsų Messenger grupė yra stebuklas, todėl kad ten tu gali ateiti kiekvieną dieną ir visi pokyčiai vyksta kada, kaip ir apie pasikeitimą. Kada pasikeitimas vyksta mūsų gyvenime, kai mes nuosekliai kasdien darom žingsnelius to pasikeitimo link. Tai va čia ta Messenger grupė yra tas kasdienis žingsnelis, kur aš ateinu ir padarau tą savo žingsnelį link savęs, link to, kas man darnu, link to, kas man tikra, ten, kur aš noriu eiti. Ir kartais aš pradedu eiti ir visai nežinau, kur nueisiu. Ir staiga vieną dieną susivokiu, kad aš visai patenkinta ten, kur nuėjau. Ir iš tikrųjų, man atrodo, mes visos turim patirties, kaip tu kalbėjai apie tą teorinę dalį, mes visos turim patirties, kad mes pažiūrėjom, paskaitėm knygą, pažiūrėjom seminarą, paklausėm podcastą ir nieko dėl to nepasikeitė. Tai to ir pritrūksta, būtent to ir pritrūksta kasdieninio, tokio mažo, tarsi priminimo, mažo pokyčio. Ir dar vienas dalykas, kuris, man atrodo, labai paskatino mūsų šitą Messenger grupę suklestėti, nes mūsų grupėje augantis tėvai buvo taip pat ir mamos, ir tėčiai. Ir tai yra dar vienas dalykas, kuris keisis grupėje ir kurį mes su Renata pastebėjom labai aiškiai, kad vis dėlto pokalbiuose mamoms ir pokalbiuose tėčiams, taip galėtų būti visiškai formatas, kur ir mamos, ir tėčiai dalinasi labai skirtingais požiūriais, bet šiuo atveju mes vis dėlto liksime prie mamų, prie moterų, nes pajutome, kad vyrams tiesiog reikalingas kitas priėjimas galbūt, kitas situacijos matymas, tiesiog kita energija. Tai grupėje kartu su pavadinimu pasikeis ir dar vienas dalykas, kadangi grupė skamba augančios mes, tai bus tik tos, kurios augančios. Mamos, moterys, mamos, draugės, kolegės. Kur esame, mes turbūt esame 1001 dalykas, bet vis dėlto taip pat išsigryninom tai, kad pasikeičia ir tai, kad nebeliks tėčių vyrų grupėje. Nes vėlgi kartais tas pasidalinimas, ypač kai mes dalinamės tuo, kas mums skauda labai iš giliai. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes kartais norime, kad mūsų partneris negirdėtų apie tai. Kartais mums gali tai būti, tiek mums, tiek partneriui gali būti sunku tame. Tai vėlgi dar vienas pokytis. Ir gal mes jau pakalbėję apie tai, kuo keisis mūsų grupė ir tikriausiai kodėl mūsų grupės ir pavadinimas keičiasi ir šiek tiek pasikeitė tiesiog natūraliai ir pats grupės formatas. Grįžkime jau prie mūsų šio mėnesio temos, tai yra kas aš esu be vaikų ir kodėl be vaikų. O kodėl mes nekalbam, kas aš esu su vaikais ir be vaikų. Taigi, vaikščiokim gal po šitą temą. Ir kokia tavo asmeninė patirtis? Kaip tu buvai virsme be vaikų, su vaikais, po vaikų?
Mano patirtis tokia, tikriausiai kaip ir dauguma dalykų gyvenime, tarsi iš savęs nesutaikoma. Ir aš ilgą laiką bandžiau sutaikyti ir surasti sprendimų, kol pagaliau supratau, kad esminiai dalykai yra nesutaikomi gyvenime. Ir reikia išmokti atsipalaiduoti tame žinojime, kad niekada neįspręsiu iš tos situacijos, nes ne iš savęs neįsprendžiama. Tai aš, kai tapau mama, mane aplankė du visiškai priešingi jausmai. Pirmas, kad aš patekau į rojų, kad aš staiga patekau į rojų, aš staiga suprantu, apie ką ta meilė, apie kurią visi kalba, aš staiga maudausi joje nuo ryto iki vakaro, nes tie vaikai tik tai man ir duoda, besąlyginę meilę, aš jiems esu viskas, aš esu pasaulis. Ir man nuo to taip gera, kad, nu tikrai, jeigu reiktų įsivaizduoti rojų, aš tikriausiai įsivaizduočiau tą virsmą mama. Ir mėgavimas besąlyginių mėgimų manęs, kaip mamos, kaip žmogaus, kai žibančiom akimis į mane žiūrint, išskėstom rankutėm, balseliais, mama, mama, mama. Nu ir tikrai aš jaučiausi be galo mylima. Tai čia pirmas jausmas. Antras jausmas, aš iš karto tuo pačiu metu, tame pačiame rojuje, jaučiau, kad man trūksta oro. Kad atsitiko kažkas, nuo ko aš niekada negalėsiu išeiti, ko niekada negalėsiu palikti ir kas nepalieka vietos man. Ir toks lengvas, bet iš tikrųjų stiprus chaosas galvoj, kaip suderinti, kaip tas pats reiškinys gali būti ir toks svaiginančiai norimas ir malonus. Ir tuo pačiu tarsi jautimas, kad, o Dieve, tai viskas. Tai kiek jau gyvenau, iki šiol gyvenau, bet dabar ateis gyvenimas dėl va šitų žmogelių, todėl kad jie atėjo ir nusinešė mano širdį. Ir aišku, visai, kad tarp jų ir manęs aš rinksiuosi juos. Ir toks didelis liūdesys viduje, kad, bet aš visai taip nenoriu. Man atrodo, aš dar per mažai gyvenu. Aš jau nenoriu sakyti viskas, jau atiduodu likusias dienas ir dabar aš būsiu mama. Tai va o ir šalia to jausmas, kad aš noriu būti tik mama. Nes ten taip gera, nes ten medus, nes ten taip saldu, nes ten taip yra visa tai, ko aš kažkada norėjau, santykės kitų žmogum. Ir va tai yra nesuderinama viduje ir tos dvi dalys vienodu metu man jie gyvena. Tai va mano buvo toks susitikimas su mano ta mamos rolė ir tuo pačiu tarsi toks žvilgsnis į save ir suvokimas, kad tai manęs tam tikrą prasme nebelieka. Aš kažkaip beklausydama tavęs prisiminiau tokį epizodą iš savo gyvenimo. Mano vaikai jau buvo tuo metu truputėlį paaugę, gal metukų ar pusantrų. Ir jau turėjau tą momentą, kai po truputėlį jau lyg atrodo įkvėpi oro. Ir atsimenu, kai važiuoju automobilį ir galvoju, tai palauk, tai kaip čia dabar viskas turi būti, kaip čia viskas yra. Nes tarsi atrodė, kad ta Dovilė, kuri buvo iki tol, kažkur sudužo, kaip žinai, kaip grūdintas stiklas sudūžta ir daug tokių mažų gabaliukų, kurių nebeįmanoma suklijuoti vėl atgal. Ir tarsi aš pasijutau, lygtais bandyčiau jos vis tiek dar suklijuoti, tarsi į tą tokį seną pavidalą. Tai jau dabar, kada čia grįšiu į tą tarsi gyvenimą prieš vaikus ir tas toksai suvokimas, kad niekada nebegrįšiu, kad tai dabar yra kitas gyvenimas ir jis dabar yra kitoks. Ir jisai, kaip tu ir pasakoji, jis turi daug naujų spalvų, kurių niekada nebuvo mano gyvenime iki tol. Bet jame aš nebežinau, kaip suklijuoti save. Kas aš? Kas aparto buvimo mama? Ko aš noriu? Ar aš vis dar noriu tų pačių dalykų, kurių norėjau, kai nebuvau mama? Ar aš noriu kitų dalykų? Ir tarsi, ar tam yra erdvės? Ar aš iš viso turiu teisę dabar, būdama mama, dar turėti visą sąrašą dalykų, kuriuo aš noriu arba kuo aš noriu būti? Ar tai tilps kažkaip mano gyvenime? Ar tai apskritai yra įmanoma? Ir tas toks pasimetimas, ir aš galvoju, niekas apie tai nepapasako, kad tos manęs tam tikrą prasme nebeliks, bet niekas manęs nesupažindina su ta nauja manim,
kuri atsirado įėjus į dar vieną savo gyvenime mamos rolę ir nieks nepaaiškino, tai kas atsitiko mano visoms kitoms dalims arba visoms mano kitoms rolėms. Man atrodo, čia du dalykai svarbus yra. Pirmas, tą skilimą viduje, kurį mes abi su jum pasakojam. Mes jau galim pastebėti, kad mes išgyvenom skirtingai. Mm. Tu tarsi buvai tas pojūtis viduje, kad tu suskilai į 1000 gabaliukų. Ir kaip čia man juos susirinkti? Mano pojūtis buvo, aš nesuskilau, aš likau vientisa, aš labai gerai žinau, kas aš esu. Mano pojūtis buvo, kad aš turiu pasilaidoti. Mano santykių patirtis, prisiminimas, aš nemačiau santykių, kaip gali būti dar nei du žmonės. Mano santykių patirtis tai buvo arba tu, arba aš. Tai jeigu aš, tai ne tu, nes nėra vietos. O jeigu tu, tai ne aš. Ir tarp vaikų, tai savai aišku buvo, kad jie. Nu, nes jie buvo tas medus, tai savai aišku, kad jie, bet jeigu jie vadinasi ne aš. Tai mano va, tas skilimas buvo per tai, kad tai, o čia paprasčiausiai nėra vietos man. Bet viduje aš labai aiškiai išsaugau, kas aš esu ir man gal dėl to buvo dar liūdniau, nes aš labai žinau, ką aš laidoju tam tikrą prasme. Aš labai turėjau gerą suvokimą apie tai, kas aš esu, kad man patinka, kuo. O bet dar kita mama klausydamas, jinai tą savo skilimą papasakotų dar per kažką kitą. Galbūt, pavyzdžiui, per, nežinau, per skilimą santykių su vyru. Per suvokimą, kad manęs vyras net nebedomina. O aš visą laiką norėjau darnių poros santykių. Aš, nu kaip čia dabar manęs vyras net nebedomina, aš nieko negaliu su to padaryti. Manęs vyras net nebedomina, aš noriu būti tik mama. Ir tik vaikai šiuo metu man svarbus. Ir kiekviena mūsų tą skilimą pajaus per kažkokią labai smulkę, bet savo asmeninę detalę. Kažkaip skilsim visos, nu, truputėlį skirtingai. Taip. Bet esmė ta, kad tas skilimas įvyksta. Ir man atrodo, kai tu vat ir paminėjai, kad tarsi čia tik viena iš mano rolių, kodėl niekas apie tai nepapasakojo, man atrodo, mes apskritai per gyvenimą einame, nu, taip tradiciškai, nuolat nusivildami. O augam, labai norim būti tie suaugę, nes jie laisvi, jiegi gyvena kaip nori, jie daro, ką nori, o čia tai nuolat mamos klausy, grįžta valandą, nevalgyk ledų, ten, nežiūrėk teliko ar panašiai. Ir mes užaugam ir mes rolė po rolės nusiviliam. Ateina pirma rolė darbas ir mes sakom, o Dieve, tai čia atostogų nebeliko, vasaros nebeliko, gal jeigu dar nepasisekė ir darbas nepatinka, kiekvieną dieną keltis anksti, eiti į tą darbą, uždirbti tikriausiai irgi ne tai, kas tenkina, pirmas nusivylimas tarsi. Toks atrodo, kodėl aš norėjau ten būti saugus. Ateina kažkokia antra rolė, pavyzdžiui, vedybos ir tu tampi žmona. Ir irgi tas santykių pradžia, kur tu tiesiog esi laiminga būdama kažkam būsima žmona, nes tu irgi kaip su vaikais pirmosios stadijos, ten vien tik medus, ten rojus. Ir staiga ateini į tą santykį ir sakai, aha, čia yra ir kažkokių kabliukų, ir kliūčių, ir apvaržymų, ir galiausiai, kaip nepamačiau, tas žmogus ne visai jau toks, kaip aš jį įsivaizdavau, ir mes nesam vienas kito pratęsimas. Ir mes dėl daug dalykų nesutarėm ir žiūrim juos skirtingai, ir pinigus norim leisti skirtingai, ir netai pataupom, ir panašiai. Ir vėl tada toks antras tarsi, o tai čia negaliu aš gyventi, nu tarsi aš gyventi. Tada ateina trečias, mama. Ir irgi iš pradžių tas rojus, o staiga irgi suvokimas, bet palauk, bet vėl tas kilimas viduje. Ir čia aš irgi negaliu būti tarsi aš. Ir staiga tu apsižvalgai, nu tau jau kokie apie 30. Ir tu tik susivoki, kad, bet palauk, visas gyvenimas tarsi mano, bet aš niekur tame negaliu būti. Nu tokia kaip aš vat, save jaučiu. Čia suvaržyta, čia reikia taikytis, čia irgi kažkas. Ir maždaug, o tai kur aš? O tai kur aš, kur mano vieta? Kur be visų šitų rolių ir vaidmenų? Kur aš tame? Tai kada ateis mano laikas? Tai man jau vidurio amžiaus krizė vos ant nosies. Ir aš pasirodo vis dar negyvenu. Na, iš tikrųjų, man atrodo, kad mes gyvenime tikrai turim daug tų tokių ir sukurtų lūkesčių ir kažkokio tai tų tokių neišsipildymų galbūt mūsų lūkesčių. Ir daug virsmų, iš tikrųjų daug, labai labai daug virsmų ir mes kartais į juos žiūrim labai taip negatyviai, mes žiūrim, kad va žiūrėk, ir čia yra ne taip, ne? Ir mes nepamatom, kiek daug dovanų atneša tie virsmai ir kiek daug jie mus praplečia ir kiek daug jie mums leidžia pažiūrėti kitaip į tam tikrus dalykus. Ir galiausiai
grupėje nebūtinai mes viskam surandam atsakymus. Mes visos labai laimingos, kai gaunam tarsi įžvalgų, kad tarsi kažkas taiga um, turi prasme, ko iki tol nematėm ir staiga kažkas gauna prasme. Ir tai yra labai irgi tas saldus momentas, bet grupėje mes taip pat visos mokomės nedaryti problemos iš to, kad tam tikri dalykai neturi iš savęs kažkokios dalies prasmės, kad tam tikri dalykai yra nesutaikomi, kad galbūt ir neteis diena, kur aš galėsiu visiškai atsipalaidavusi būti ir už vaikus, ir už save. Kad visą laiką tame bus kažkokia įtampa, kad visai ką rinksiuos arba juos ir tada bus tarsi toks, ir vėl, arba save ir tada bus, o Dieve, tai kokia aš mama. Ir kad tai yra neįsprendžiama savaime, kad mes niekada neprieisim tokios vietos, kur atsipalaiduosim dėl abiejų. Ir kad tokių situacijų mūsų gyvenime, kur tam tikra įtampa lieka užkoduota, kur mes neįsprendžiam, nes jos galbūt iš savęs neįsprendžiamos, kad jų yra mūsų gyvenime. Ir tada mes kartu grupėje praktikuojam, o ką tai reikštų priimti tas situacijas. Ką tai reikštų jose būti, ne vienai visų pirma, nes čia mūsų kelios dešimtys. Ką tai reiškia tau tame būti, o tau, o tau, o tau. Kai aš galiausiai padedu telefoną į šoną ir pagalvoju apie tai, ką mes šiandien dalinomės viena su kita. Ir aš suokiu, kad, kaip dalinausi irgi neseniai grupėje, kad įsivaizduokim, kad esam Taylor Swift koncerte, nes jinai šiuo metu turi lankomiausius koncertus, aš imu ją kaip pavyzdį, kur kiekvieną kartą stadionai yra pilni. Ir kai koncertas vyksta naktį ir jinai paprašo visų įsijungti telefonų švieselės ir ten, tiesiog mirga tų švieselių. Aš sakiau, įsivaizduokite, jeigu turėtum tokią programėlę savo telefone, kur būtų lokalizuotos visos tos mamos, dukros, sesės, draugės, kolegės žemės paviršiuje. Ir kai kiekvienai skaudėtų, kai kiekviena būtų neįsprendžiamoje situacijoje, kai kiekviena nežinotų, ką daryti, kai kiekviena susidurtų, kad šita situacija iki galo niekada nebus įsprendžiama, kaip aš su tuo gyvensiu likusi mano gyvenime. Kiekvienos tokios moters namuose užsidegtų tas žiburėlis. Tai mes turėtume toj programoje Taylor Swift koncertą, nes ten būtų tik tai milijonai žiburėlių. Vienu metu tiek daug moterų viduje, širdyje nešiojasi ne iki galo įsprendžiamus dalykus. Ir tai duoda labai didelį bendrystės, bet taip pat priklausomybės jausmą ir man asmeniškai nusiraminimo, kad ne dėl to, kad ne man vienai skauda, o nusiraminimo tame, kad šitas reiškinys didesnis negu aš, čia neasmeniška, nesuvesk jo į save, Renata, čia ne tu brokuota pasirodo. Pasirodo, tai yra kažkoks žmogiškas reiškinys, mes visi kaip žmonės, bet tame gyvenam, kodėl, čia kitas klausimas, kodėl negalėjo būti duota tik laimė. Bet čia yra kažkas, kas yra daug didesnio už tave, nesuasmenink, nepadaryk iš to asmeninės dramos ir problemos ir nekaltink savęs, negalvo, kad tu nedekvati, nes pasižiūrėk į tą programėlę, milijonai moterų šiuo metu tai širdyje jaučia. Ir mūsų grupė yra tarsi tas mini Taylor Swift koncertas, kur mes kiekvieną dieną pasitikrinam, kad manęs nereikia savęs plakti. Čia ne apie mane, čia apie žmogišką prigimtį, kurią mes visos savie nešiojamės ir kuri per mus visas reiškis. Čia panašiai kaip lietus, kai lyja. Tai lyja ne man vienai, jis lyja visiems. Ir tai yra toks, ir mes niekada negalvojam, kad lietus pradėjo lyti dėl to, kad aš čia kažką blogai padariau. Ne, jis tiesiog pradėjo lyti. Tai tarsi ateiti tą suvokimą, kad gyvenimas gali būti visoks, jisai gali būti kartais vienoks, kartais kitoks ir man atrodo, kartais mūsų noras, o gal net ir kažkur perskaitytas pažadas apie gyvenimą tik su laime, su tokiu nuolatiniu laimės jausmu, aš tai pavadinčiau tokiu lengvu melu, nes mes kartais tuo užsiciklinam, tarsi ieškodamos to tokio gyvenimo, kad turi būti viskas tiesiog tobula nuo pradžios iki pabaigos ir pamirštam, kad mokytis, kaip išbūti ir kaip priimti tai, kas yra kartais ne visai tobula mūsų akimis. Bet gal tik mūsų akimis. Čia kaip ir tam pavyzdė su lietumi, kurį tu paminėjai. Jis iš savęs yra kaip įkvepiantis ir toliau stengtis, nes mesgi turim tą savybę stipriai pagerinti mūsų gyvenimo sąlygas. Tai pavyzdžiui, jeigu lyja lietus, aišku, aš galiu būti visiškai ten vidury laukų ir ką tada darysi, bet iš esmės
Mesgi pasipatoginom lietų, mes pasistatėm savo namus su stogais, kur mūsų neužlieja, mes sugalvojom lietsargį, mes Mm. bėgam pasislėpti, mes turim mašiną ir panašiai. Ir tada mumyse tarsi užsikoduoja tas noras, tai vadinasi, visos situacijos gali būti sprendžiamos, patobulinamos, pagerinamos. Ir tada gali būti taip, kad susidūrę su situacijom, kurios iš savęs nėra įsprendžiamos, mes tikimės, kad jinai gali būti sprendžiama ir mes galim daužyti galvą į sieną visais būdais, norėdamos jas išspręsti ir įvesdamos save į visiškai labai sudėtingą psichologinę būseną, kur mes suvesim į tai, kad jeigu neįsprendžiu, vadinasi, aš nemoku, man neišeina. Aš net neprisileisiu minties, kad situacija neįsprendžiama, nežiūrėk, mes tiek daug visko įsprendėm. Lietaus problemą sutvarkėm, saulės problemą sutvarkėm, ten žiemos problemą sutvarkėm, turim šildymą ir panašiai. O tai jeigu čia aš nesutvarkau, vadinasi, čia aš subroku, čia man neišeina, čia ne problema neįsprendžiama. Bet čia vėl grįžtant prie tos pačios lietaus analogijos, mes juk nesustabdėm lietaus, mes įsigijom skėtį. Tai taip ir gyvenime kartais mes negalim pakeisti gyvenimo dėsnių, bet mes galim išmokti sužinoti, kur nusipirkti skėtį arba galų gale įsigyti tą skėtį. Ir kai ateis tam tikri jausmai ar tam tikros situacijos, mes jau šį kartą būsime nebe vidury laukų, bet su skėčiu. Ir tai jau yra. Tas skėtis, tai reiškia tik tai, kad ant manęs ir toliau lis lietus, tik tai jeigu aš esu laiminga, šalia kažkas bus apsikabinęs. Bet jeigu net ir niekas nebus apsikabinęs, tai tas skėtis esu aš pati, stovėdama po lietum ir nepeikianti savęs už tai, kad ant manęs lyja. Tai va. Tokia yra analogija, tokia lietuviška, nes tikrai ko jau ko, bet lietaus tai gal ne šiuo metu, bet apskritai tai sulaukiam pakankamai daug. Gal dar pakalbėkim truputėlį, tarsi gali trumpai gal mūsų beklausant ir pasirodyti, kad štai buvo viena grupė, o dabar atsiranda visiškai nauja grupė. Bet labai turbūt verta užakcentuoti, kad tai nėra nauja grupė. Tai nėra, kad ta grupė buvo vieniem žmonėm, šita grupė yra kitiem žmonėm. Bet tai yra tiesiog tęsinys to, kas gimė su... yra augimas, tai yra augančios. Mūsų grupė taip užaugo, jinai užaugo dabar ir padarė pirmąjį tokį savarankišką žingsnį ir pirmąjį pokytį. Tai kaip tu sakytum, jeigu tavęs kas nors paklaustų, dabar aš paklausiu, kam yra skirta mūsų grupė, kas į ją galėtų norėti ateiti ir kas joje, kam joje būtų smagu būti? Aš sakyčiau, kad grupė skirta bet kuriai moteriai, kuri jaučia norą susitikti su savimi, pažinti save. Tiesa yra tai, kad mes grupėje visos mamos, neturim nei vienos išimties, bet aš bandau įsivaizduoti, ar grupėje patogiai jaustųsi moteris, kuri nėra mama. Man atrodo, kad taip, bet nežinau, nes aš esu mama. Tai tikriausiai verta paminėti ir tai, kad grupėje moterys visos yra mamos. Visai nesvarbu, su kuo jūs į grupę ateisite, kas tuo metu jums tikra. Galbūt tuo metu jūs į grupę ateinate norėdama sustiprinti ryšį su vaikais. Galbūt ateinate į grupę, nes tuo metu jaučiate, kad su vaikais kaip tik labai geras ryšys ir jūs nuo jo priklausom. Vaikai yra vieninteliai laimės šaltiniai jūsų namuose ir jūs jaučiat, kad jie jau norėtų jums pasakyti ate mama, o jūs nepaleidžiate jų. O tai skamba kaip patys siaubingiausi žodžiai ir kelia tiesiog... Galbūt tuo metu jums tikra, kad santykis su vyru yra netoks, kokio norite. Galbūt viskas kaip ir gerai jūsų gyvenime, ir santykiai su vaikais, ir santykiai su vyru, bet jūs jaučiat, kad jūs tarsi negyvena. Bėga gyvenimas, kaip viskas ir gerai, bet viduje tarsi mirus. Tarsi nėra prie ko prisikabinti, bet kažkokio gyvybės jausmo viduje nėra. Kad tarsi aš pati savęs nežinau, ir darbą turiu, ir kažkokių hobių turiu, ir šeimą turiu, ir viduje jaučiuosi negyvena. Visai nesvarbu,
kuri dalis jumyse yra gyva, todėl kad, kaip Dovilė ir minėjo, augančios mes tai yra apie tą mane, kuri apjungia visus tuos vaidmenis mano gyvenime. Grupė neskirta kažkuriai vienai mano daliai, neskirta žmonai, neskirta mamai, neskirta man kaip moteriai, neskirta man kaip sesė, neskirta man, kuri turi visumą visų šitų rolių savo gyvenime, kuri yra tarsi, bet ant scenos mes žiūrime į aktorių ir jisai visą laiką vaidins tik tą vaidmenį, kurį jam davė šiam spektakliui. Bet kai jis nulips nuo scenos, jis taps žmogus, kuris bus didesnis už tą aktorių. Aktorius buvo tik vienas iš jo vaidmenų tam spektakliui. Jisai galės kitam spektakliui vaidintis, turės dar kitą vaidmenį, bet vėl nulipęs nuo scenos jis bus didesnis už abu tuos vaidmenius sudėjus kartu. Ir taip trečias spektaklis per visą gyvenimą gali 100 spektaklių suvaidinti ir jis vis tiek bus daugiau negu tie 100 vaidmenų jam priskirtų. Tai vat, man atrodo, grupė yra skirta tau, kuri yra už visų tų vaidmenų juos apėmus į vieną visumą ir kuri yra kažkam ir draugė, ir žmona, sužadėtinė, mama, draugė, sesė, kolegė, močiutė. Mes neturim močiučių dar. Ne, mes močiučių dar neturim. Bet būtų smagu turėti. Ir kas beje, va, tu paminėjai apie močiutės, kas, man atrodo, yra viena iš stiprybių mūsų grupės ir ypač kalbant apie santykį, kad mamos, kurios yra grupėje, augina labai skirtingo amžiaus vaikus. Ir labai dažnai tai yra tokia nuostabi perspektyva mamai, kuri šiuo metu galbūt gyvena su kūdikiu, išgirsti apie tai, kas skauda mamai, kuri augina paauglius vaikus. Ir ką dažnai grupės narės ir pasako, kad vis dėlto visai nesvarbu, nei kokio amžiaus vaikai, bet skauduliai jie yra kažkuo vieni kitus panašus. Mes visos vienaip ar kitaip esam toje pačioje valtyje. Kad ir kaip tai atrodytų, kartais atrodytų, kad, o ne, čia tik taip, kaip pas mane, tai jau tikrai pas nieką nėra. Gal taip pat ir nėra, bet yra kažkaip, vis tiek kažkaip panašiai. Ir grupėje mes kalbamės dažniausiai viena su kita, būtent kai iš tų vaidmenų išlendu aš. Tai yra, aš galiu kalbėti apie save ir tame nebus jokio melo, kaip mama. Aš nesumeluosiu nei kas vyko, nei kokia scena buvo, nei kaip ten visą kame buvo, bet vaidmuo mama gali būti taip pat būti mano priedanga. Nes aš pasakoju apie savo sceną ir pati save tuo metu stebiu ir aš žinau, kad tam tikrų dalykų aš neįvardinu. Tuos, kuriuos pastebiu aš, kur esu iš to vaidmens kaip mama. Arba aš galiu taip pat pasakoti apie kitus santykius mano gyvenime. Ir rolė gali būti tik tai priedanga, bet tas mano tikrasis jisai vis tiek slepiasi. Jis nepasirodo, nes jis įdingas, nes jis kažkoks problematiška asmenybė, kurią reikia spręsti. Aš negaliu savo taip paleisti į viešą erdvę. Taigi nulinčiuos visi. Taigi aš esu tikrai problematiška asmenybė, todėl kartais apie save aš kalbu per rolės, nes taip lengviau, nes rolė yra viskas aišku. Lūkesčiai ir aš žinau, ar aš juos atitinku ar ne. Ir aš kaip ir pasakoju apie save, bet iš tikrųjų ne. Ir vat grupėje tikriausiai ir gražu tai, kad mes sugebėjom pasiekti viena kitos tą aš ir išėjusios į viešumą, į tą mūsų grupės viešumą, susivokiam, kad galiausiai po 3 metų kartu, kad mes iš esmės nesam problematiškos asmenybės. Ir va tada, ir aišku, tam labai svarbu yra, kad grupė būtų saugi. Ir aš žinau, kad visi apie tai kalba, kad jūs ateisite į grupę, ar jinai bus saugi vieta. Ir jau tarsi toks nuvalkiotas žodis, kuriuo nieks nebetiki. Ir tuo pačiu nėra kaip kitaip to įvardyti. Kad grupė yra saugi vieta, todėl kad mes visos kartu iki jos kažkaip atėjom. Kažkurio momentu patikėjom, kad verta išlysti, verta pasirodyti, kas slepiasi už rolės, verta pasirodyti, išeiti, nes galiausiai nebenoriu daugiau slėptis. Bet nebenoriu jausis, kad eina gyvenimas, o aš vis dar kažko laukiu. Vis dar laukiu, kol nežinau, ten, bus lengviau čia ir čia bus lengviau ir čia bus geriau ir būsiu kažkokia, nežinau, ten, gražesnė, lieknesnė ir santykiai bus geresni. Ir vis laukiu, kada aš pagaliau jau galėsiu gyventi. Ir čia mes tik išdrįsom ir skirtingų laikų,
Kartais išdrįstam vienos, tik tai po kelių mėnesių ar metų išdrįsta kažkas kitas, bet kadangi tai vis tiek lieka grupėje, tai dinamika išlieka ta pati. Mes tos, kurios išėjom anksčiau, žinom, kad mes laukiam tų kitų, o tos kitos mato mūsų pavyzdį ir mato, kad mes išėjusios į tą grupės viešumą mūsų nesubadė, net stūmė, neiškritikavo, o atvirkščiai, kad mes ir labai jaučiamės mylimos ir tuo pačiu tikrai kartais pirmą kartą su savim susitinkam ir į save pasižiūrim ir save pamatom ir dar kitų palaikomus. Ir taip kaip tu bandai papasakoti va, tą saugumą, tarsi parodyti žodžiais, įžodinti tą saugumo jausmą, man atrodo, kad mes dažnai iš tiesų su tavim susiduriam su tokiu iššūkiu, kaip parodyti, kągi mes. Ir mes negalim pasakyti, kad vat, mes grupėje kalbame, va čia yra, nežinau, 12 metų temų ir mes tik tai kalbame šitomis temomis. Ne, mes negalime pasakyti, kad mes kalbame tik tai kažkokiam 5 temam apie kažkokias kelias gyvenimo sritis, nes į grupę ateina gyvos moterys, jos ateina su savo gyvais potyriais, su gyvom emocijom ir kiekvieną kartą tos temos yra gyvos, jos kiekvieną kartą keičiasi. Kas turbūt yra bendra visam kam ir kur mes turbūt vedam ir labai labai skatinam, tai iš tikrųjų pamatyti, kas yra už viso to, už mūsų rolių, už mūsų nuostatų, už mūsų, kur yra ta tikroji Dovilė, kas rūpinės tie patys dalykai, visiškai nesvarbu, ar mes kalbam apie santykį su vaikais, ar apie santykį su vyru, ar apie santykį su kolega, su mano tėvais. Tam tikri dalykai jie vis tiek atsikartoja, nes tai yra apie mane. Nes tai yra mano santykis su kažkuo, mano santykis su pasauliu. Tai va, tikrai kartais sunku įžodinti, kągi mes toje grupėje veikiam, ne? Ir yra sunku pasakyti, ir kaip tas saugumas atrodo, ir kaip tas pasitikėjimas atrodo, ir kaip tas palaikymas atrodo. Bet kas, man atrodo, labai svarbu dar vėl pridėti prie to, kad kai mes kalbam, kokia moteris galėtų ateiti į mūsų grupę, tai iš tikrųjų, jeigu yra tas vidinis jausmas, ir jis man labai irgi gyvas dar vis, kad kai mes, iš tikrųjų, kai mes laukiam, kaip tu sakei, kai mums atrodo, kad jeigu dar šiti dalykai susitvarkytų, tada jau aš pradėsiu gyventi. Arba mes tarsi gyvenam, bet mūsų siela, jinai sako, čia kažkas ne taip, kažkaip ne iki galo. Kažkaip ne visai gal apie mane. Ir kažkaip taip atrodo, tarsi, kažko trūksta. Nors atrodytų protas, sako, žiūrėk, tau nieko netrūksta, viskas pas tave gerai. Bet vidinės tos ugnelės trūksta, vidinio tokio pajautimo, kad tai būtų, tai, kas vyksta, būtų apie mane. Man atrodo, kad čia yra tas, ką mes grupėje, kas labai gražiai grupėje matosi, kaip atsirakina. Ir kol tu kalbėjai, aš surezumavau pokalbius į 2 pagrindinės temas. Iš esmės, aš ateinu ir sakau, man skauda arba aš bijau. Ir ką dabar daryti? Iš esmės, visi pasidalinimai, kad ir kokie būtų skirtingi žodžiai, skirtingos temos, skirtingos situacijos, bet iš esmės, jeigu taip nueiti giliai, tai kas tame šaknis labiausiai trukdo gyventi? Tai yra, kad man skauda arba aš bijau. Ir tame yra tarsi užkoduotas, kad tai čia yra problema. Vadinasi, mes turim išspręsti tai, kad man skauda ir kai neskaudės, tada galėsiu gyventi. Aš turiu išspręsti tai, kad aš bijau ir aš tada galėsiu gyventi. Ir va čia yra tas nesutaikomas, nesuderinimas, neišsprendžiamas tikriausiai dalykas, apie kurį kalbėjau pačioje pradžioje, kad jeigu aš noriu išspręsti, kad man skauda, kad galėčiau atsipalaiduoti gyvenime, tai aš vis laiką būsiu įsitempusi, nes neįmanoma išspręsti skausmo gyvenime. Kad ir kiek pasipatogintum ir buitį, ir komfortą, ir visą kitą, nuolat, kiekviena diena atneš skausmo kažkiek tai. Tai jeigu aš laukiu, kol skausmo nieks net neš, tai iš esmės aš ir stoviu ir ateina diena ir sakau, okei, rytoj gyvensiu, nes šitoj matau skausmas, tai už tą neužsiskaito. Gerai, tikėkime, kad nuo rytojus, nuo pirmadienio, einam, ateina pirmadienis ir vėl ateina skausmas. Vaikas verkia, su vaiku kažkas nedraugauna, nenori eiti į mokyklą, atsikalbinėja, neruošia namų darbų.
vyras keičia darbą, piktas, įtampas, stresas, aš pati nesusivokiu, ko aš noriu gyvenime, kiekviena diena turi skausmo. Ir grupėje tikriausiai mes ir daugiausiai laiko skiriam tam. Tai kaip man vis tiek gyventi, kai skauda, ir kaip man vis tiek gyventi, nenurašyti savęs, nestovėti už stiklo ar nelaukti diena po dienos, kada ateis ta diena, kuri neturės skausmo arba baimės. Kaip man vis tiek dalyvauti gyvenime, nes, nu, kol kas aš turiu tik tai šitas dienas, aš nieko kito neturiu. Aš nežinau, ar aš turėsiu, net jeigu ir ateis tokia diena po 10 metų, aš nežinau, ar aš po 10 metų vis dar čia būsiu, nes nieks nėra garantuota, nieks nėra pažadėta. Tai kaip visų pirma priimti savyje tai, kad, okei, skauda ir tai neįsprendžiam. Ne iki galo, ne visose situacijose tai neįsprendžiam. Ir okei, bijau ir tai irgi neįsprendžiam. Bijau dėl vaikų, bijau dėl savęs, bijau dėl vyro, bijau dėl visko. Ir tai irgi neįsprendžiam. Kaip nepaisant to, aš vis tiek gyvenu, kad jaučiausi, kad aš gyvenu, kad aš dalyvaunu gyvenime, kad jis neina pro šalį, kad aš tam esu. Bet apie tai tikriausiai taip giliai, giliai nusileidus po visom įvairiausiam situacijom, apie tai tikriausiai mes dažniausiai kalbame. Mhm. Ir man atrodo, mes šitą aplipdome daug visokiausių dalykų, pro kuriuos kartais ir sunku pamatyti tos šakninius mūsų jausmus, kurie mus veda. Tai man atrodo, kad mes tikrai pakalbėjom ir apžvelgiam tai, kas vis dėlto, kiek daug dalių, kiek daug moterų mumise gyvena, kiek daug skirtingų dalykų mumise gyvena, kiek daug skirtingų jausmų mumise gyvena. Ir kad kartais su tuo iš tiesų likti vienai yra pakankamai baisu, kartais tikrai su tuo būti skauda. Ir kai mes to baimę ir skausmu galim pasidalinti su patikimais, palaikančiais žmonėmis. Ir mes kažkada darėm tokią praktiką, kai mes savo akmenėlius metėm į bendrą tokią bendrą tinklą. Ir iš tikrųjų, tada lengviau, kai yra kas kartu palaiko. Kartais už rankos, kartais apkabinus. Aš esu kažkur skaičiusi tokį palyginimą, kad kai jaučiam nerimą arba baimę, bet kai viduje kažkas kirba, kad kažkas negerai, kažkokia įtampėlė, kažkoks nerimas, toks, gal net ir nebūtinai apčiuopiamas, bet toks giluminis, egzistencinis, kad kažkas negerai, bet vaikas verkia ir negerai, kodėl jisai verkia ir kodėl šiandien nuraminu iš esmės. Ir jau tai negerai. Ir jau toks, ir tiesiog iš vidaus graužia, skrusdelynas. Tūkstančiai milijonai skruzdėlių bėgioja vienu metu ir tu niekaip negali atsikratyti. Tai tas palyginimas rašė, kad va, tas toks nerimėlis, kuris mus aplanko, baimė, jinai ir yra atviros durys į tą atvirą čia ir dabar gyvenimo pažadą. Kad jeigu nusimam nuo savęs visus vaidmenis, jeigu nesislepiam už jokio vaidmens, jeigu tik ateinam va, taip atvirai į gyvenimą, koks jis yra, o jis kiekvienu momentu nenuspėjimas. Tiesiog va, ištinka situacijos po situacijos mus. Galim planuoti ir kai kas bus pagal planą, bet kai kas bus visiškai ne pagal planą. Ir tu esi nuolat atviras tam, kad ištiks kaip ištiks, bus kaip bus. Ir tu neturi apie save pastatęs jokios tvirtovės. Ir tu nesakai, kad aš visą laiką reaguosiu tik tai taip. Arba aš visą laiką darysiu tik taip. Tu irgi esi atviras. Gyvenimas atviras tau ir tu atviras gyvenimui. Tai va tas nerimėlis yra pojūtis to atviro gyvenimo. Ir mes galim jausti visos, kaip tai nefaina jausti viduje. Čia nieko nėra gero. Čia ne tas rojus, kurį įsivaizduoji, kad taip gera, tik malonu, glosto, masažas, kutena. Ne, čia kažkas gyvo, bet tokio, taip kaip nieštėtų biški truputėlį, arba gal per gyvo, kaip per žarijas bėgtum ir tu labai greitai tas kojas keli, nes labai greitai karštis ateina ir tu toks nuolat kaip ant žarijų. Toks. Ir va, tai yra apie tai, tas nerimas, tai yra tie momentai, kai mes tikrai pajaučiam, kad gyvenimo neuždarysi į rėmus. Gyvenimo nesuvaldysi, gyvenimo nesukontroliuosi ir mes kažkaip tai turim įsipatoginti vat, būtent ant tų žarijų. Arba bent jau nebėg nuo to fakto, pastebėti, kad, o Dieve, kaip aš gyvenime stengiuosi užmaskuoti tą faktą, kad aš nuolat ant žarijų. Kaip aš sukuriu daug tokių nepajudinamų blokų mano gyvenime, kad čia viskas sutvarkyta, čia viskas sukontroliuota, čia viskas ir taip toliau. Aš ta, kuri tuos blokus statau, tai ašgi žinau.
ašgi jaučiu tas žarijas, bet vis tiek apsimetu, kad nejaučiu. Statau daug tų blokų, kad tik būtų saugiau, kad tik būtų patikimiau. O bet tie momentai ir yra apie tai, kad gyvenimas šviežiai ištinka kiekvieną momentą ir mes su tuo nelabai ką galim padaryti. Ir tada klausimas, tai kaip va tada aš gyvenu, su kuo Mhm. dalinuosi, tuo jausmu, kad aš nuolat ant žarijų. Kas dar ant žarijų? Nes iš šono nesimato, bet šiaip išėjus į gatvę nesimato, kad kiti žmonės būtų ant žarijų. Ir jiems nesimato, kad aš ant žarijų. Nes aš irgi turiu tuos savo blokus. Ir jie irgi nemato, kad aš ant žarijų. Aš nematau, kad jie ant žarijų. Bet kad neišeičiau iš proto viduje su tuo viena, tai vad Mhm. aš tiesiog noriu turėti žmonių, kurie man parodo, kad jie ant žarijų. Ir aš jiems parodau, kad aš ant žarijų. Ir mes tada kartu sėdim ir galvojam, iš pradžių galbūt ką su tuo daryti, o po to, kad o gal čia iš vis nieko nereikia daryti, mes ir taip ant tų žarijų, nu, tai ką čia pakeisi? Gal kažkaip tai paįvairinam, tame pasijuokiam, pažaidžiam su tuo, įsipatoginam tame, jeigu tikrai jau apsideginom, tai paverkiam, nes yra su kuo paverkti, bet iš esmės, vat, vat ir apie tai dar kitų kampų būtų tikriausiai mūsų grupė. Mhm. Tai mes pabandėm įžodinti, apie ką yra mūsų grupė, kiek mums pavyko, tikriausiai sulauksim grupės narių komentarų, bet bent jau kažkiek atidarėm duris ir parodėm, apie ką mes esam. Augančios mes, visos mes. Tai su to šiandieną turbūt ir atsisveikinam ir pasimatysime grupėje. Iki.